Po 12 ilsisi tik raumenys ir kauliukai. Ir jeigu tu eini po 12 miegot, tai nieko nebus. Oda nemiegant labai sujautrėja, skrendant lėktuvu susausėja, perskridus ypač transatlantiniai skrydžiai, nemiegojimas, stresas, oda iškart sausėja, tai labai svarbu. Ir kitas dalykas, visa psichika ilsisi, jeigu mes nueiname miegoti tarp 10 ir 12. Po 12 ilsisi tik raumenys ir kauliukai. Ir jeigu tu eini po 12 miegoti, tai nieko nebus. Dauguma pradeda berti, jeigu pradeda naktinius budėjimus. Ir pavyzdžiui, negalėjau vyrukui sugydyti žvynelinę, sakau, bėda yra tavo naktinis darbas, būk geras, pakeisti dieninį. Sako, niekaip negaliu. Gerai, sakau, tai ką dabar? Tai tada gydom geriamais vaistais, tais, anais, bet aš turiu didinti, agresyvumą gydymo. Sako, neturiu pasirinkimą. Gerai, tai irgi pasirinkimas, ar ne, nieko nekeist. Ir galiausiai jisai džiugiai ateina po 3 metų, sakau, tai kur tavo bėrimai? O tai pakeičiau, sako, darbą. Darbą pakeičiau, sako, po mėnesio dingo bėrimai. Tai tikrai labai svarbu.